Dartfordo tiltas. Temzė. Prieplauka. Midnight's getting closer, something in the air. Every word you whisper tells me you care. I feel a shiver rising, desire lights up the room. Žiūrėsimės, kaip parkuosimės vėl šitam šudinam Kroitone. Praeitą kartą blemba. Gal 15 minučių dročinau. Per šitą tvorą. Šitą kartą gal rampa geresnė. Kur čia tas ketvirtas čia? Čia ketvirtas, tai tada gerai gal, ne? Esu striukė, tai parkuotis tai nelabai man patinka. Ir man po sporto skauda mano didelius tricepsus. Nu, važiuok. Suka. Slysta, nevažiuoja. Kaip ant arklio. Taip ant arklio. Šlapia. Ir slystame. Reikia pačiais. Jūs mane apšvieskit, durnabiški. Kodėl pats nei iš šio, nei iš to pasikelia galinis ratas priekabos? Aš taigi jo nekėliau. Aš tai jo nekėliau, o jis paėmė ir pasikėlė. Ir šit. Jau biškį patiesnit reikia. Šiek tiek patiesinu. Kaip švelniai atsitrenkia. Turbūt pas mane gumos uždėtos. Dartford Crossing. Šiandien pas mus, kiek čia dabar 2 valandos, ne, pirma nakties, 14 laipsnių šilumos. Anglų, rumūnų didelėm raidėm, lenkų, bulgarų ir rusų. O kur lietuvių blemba? Jobanai, rusų čia nėra draiverių. Nu ką, aš prie Portsmuto atvažiavau 4:30 ryto. Vasara pas mus beveik. 13 laipsnių šilumos. Superinis oras. Pavasaris. Ir čia, man rodos, turėsiu šūdiną laukimo kambariuką. Jo, čia skylė, man rodos. Ai, neatsimenu, bet atrodo, kad skylė. Jo. Nėra čia pašūdiniausias variantas, aišku. Sveiki. Nu, baigiu šiandien tą prakeiktą pamainą. Šiandien dirbsiu turbūt 13 valandų, jeigu nedaugiau. Ir dar grįžtant į Tilburį, prieš tunelį Dartfordo kamštis didžiausias. Ir ką tik tai dabar pasakė per radiją, kad early in the morning was crash on a M25. Tipo, jo.
Kažkas tai susidaužė, uždarė 2 linijas ir dabar 2 mylios kamštis. Tai yra kiek čia? 3,2 km. Pip, nesikeikus. Akis limpa karočią. Nachren tokius naktinius reisus. Aš jums pasakysiu. Kaip jūs dirbat, jūs man pasakykit. Naktim. Neįsivaizduoju. Aš miegu po 4 maksimum valandas. Vieną naktį gal 5 miegojau. 3-4 valandas miegojau. Išturniet galima. Nežinau. Kai dar prasideda diena tas pamaina, 2-3 dienos baigi ten vidurnaktį, 1 nakties, 2 nakties, dar tiek to. Iki 3 nakties, sakysim, dar galima. Man asmeniškai, kaip kam, gal yra naktiniai pelėdų žmonės, kurie naktis labai vairuot gerai, bet jau po kokios 2 valandos, 3, tarp 2, 4, 5, tai vos laikau savo galvą tiesiai, kad nenuvažiuočiau nuo kelių. Nežinau. Kitą savaitę pradedu vėl normaliai nuo 1, tai baigsiu ten vidurnaktį. Taip, kai 9 pradedi, 9 baigsiu. Ne 9, šiandien 10 baigsiu. Tai va, hebra, tokie reikaliukai. Šiandien pati turbūt ilgiausia mano pamaina su Class 1, tai yra su fūra. Dar tiek valandų nedirbau. Nes reisas buvo gana ilgas ir labai užlaikė sandaliuose keliuose. Pažiūrim, kur šitą avarija bus. Galvoju pasimti pertrauką geroj vietoj. Every word you whisper tells me you care. I feel a shiver rising, desire lights up the room. My heart is open, I want you near me, I need you soon. I'm starting to love you now. Can you feel it too? I'm starting to love you now. Nothing I can do. I'm starting to love you now. Can you feel it too? I'm starting to love you now. Nothing I can Kairą Jana, Svengras, Orbana draugelis varas su fūru. touch is like a fever running through my veins. Žiūrėk, Every little moment drives me insane. The M25, Caroline, what's happening there? Yeah, there's been an accident involving a car and a lorry, so there's one lane closed and there are queues going anti-clockwise at junction 1B, the Dartford turning. There's also Oi, why is congestion the to Duma junction say 3, the silver? Swanley interchange. They'll take It's slow on the sugar. A249 from Sittingbourne to Ah, vi ska Dunaway komma because allt of an snart. obstruction on the road earlier. There's also shut up. Biški sumaltas mašiniukas nūkis, o kur loris, sako, susidaužė fūrą su mašina, o kur loris, tai yra fūra.
paskutinė šios savaitės dienelė. Vėl Havantas, kaip ir vakar. Tik šitą kartą nebus 2 tarpinių sandėlių, tai tik tai viena kelionė pirmin ir atgal. Radija, shut the fucking up. Pertraukau. Tai va, nebus 2 vidurinių sandėlių, kai vakar buvo. Vakar pradėjau 9, baigiau 10. Ir čia lavonas. Ne man dirbti naktį darbus tokius. Šiandien vienas Havantas, tik tai pirmin ir atgal. Pasikraunu, pasiėmu prekabą ir čiuožiu. Tikiuosi nebaigsiu 10 kai vakar, nes ten biški užlaiko sandėlį. Jie ten pristato kokios 6 fūras į rampas ir kol visų neiškrauna, ne taip kaip kituose sandėliuose. Tavo iškrovė, tavo atneša raktelius, gali važiuoti. O ten visas sustato, visas iškrauna ir visiems tada vienu metu atneša raktelius. Tai tenka laukti, kol iškraus visas apskritai, ne tik tave vieną. Tai pats durniausias toks va sistema. Man rodos dar kažkur yra vienam sandėly, bet nepamenu. Bet va čia Havante, tai jo, tokia sistema įkalė, visas iškrauna, tada atiduoda visiems raktelius, visi išvažiuoja vienu metu, tada kitus suleidžia. Gerai, žiūrėsim, kas bus šiandien gero. Tai va, taip ir būna. 2 dienos iš eilės tas pats sandėlys Havantas ir skirtingai. Vakar sėdėjau čia 1,5 ar 2 valandas, laukiau, kol iškraus, o šiandien 6. Čia man pajutė. O šiandien tik tai atvažiavau, pastatė. Sako, nusimk numerį, nes greičiausiai gausi kitą priekabą. Nespėjau net normaliai ir pasėdėti. Išgėriau kapučino, saldaus kaip nežinau kas. Važiuok. Ir sako, ateina, raktus atnešu. Sako, imk, palik priekabą, pasimk iš kitur. Šiandien labai netgi gerai. Gal net gerai, jeigu mano sandėlys mane priims taip anksti grįžti. Jeigu mane priims taip anksti grįžti. Vis tiek reikia sustoti. Lemba, nepažiūrėjau, pertraukus. Spėjau, kad... Spėjau, kad pertraukas mažai.